Tai šis yra vienas atvejis, pristatantis 35 metų moters kliniką. Būtent ši moteris skundžiasi kasdieniniais galvos skausmais paskutinį pusę metų. Anamnezėje serga migrena, kuri pasireikšdavo 8 kartus per mėnesį. Pacientė kasdien gėrė acetaminofeną ir ibuprofeną. Klausimas, ką mes turėtumėm daryti. Galbūt nieko net keisti ir patarti gyvensenos klausimais, nupiešus realią gydymo viziją. Išrašom stipresnių vaistų, galbūt išrašom vieną iš triptanų, beigi galimybė yra nutraukti skausmą malšinančius vaistus pirmoje eilėje. Renkant anamnezę, kaip mes ir kalbėjom, esminis momentas šitoje vietoje yra trukmė. Ir jeigu mes matome, kad anamnezėje migrena buvo dažna, o paskutinį pusę metų pacientė kasdien vartoja galvos skausmus malšinančius vaistus, nebejotinai šita pacientė, ko gero šalia migrenos, turi ir vaistų pervartojimus arba antrinius galvos skausmus. Todėl tikslingiausia jai yra nutraukti skausmą malšinančių vaistų vartojimą ir toliau viską pradėti tarsi nuo nulio. Tai yra be galo sunku. Pacientam neretai iš tikrųjų tai yra vienas sunkiausių uždavinių, nežiūrint to, kad liktai jie ir supranta, kad šita problema arba vaistų pervartojimo problema jau yra įsitraukusi į jų migrenos klinikinį atvejį. Vienas didžiausių tyrimų, kalbantis apie vaistų pervartojimą, buvo publikuotas daktaro Dekerio. Nyderlanduose buvo įvertinta daugiau kaip 6,5 milijono triptanų išrašymų tarp 85 000 triptanų vartojimų ir vertino juos lygindami su sumatriptanu vaistų pervartojimo arba triptanų pervartojimo klausimu. Išvadose autoriai pasakė, kad pervartojimo rizika skiriasi kiekvienam triptanui ir lyginant sumatriptanu, šansų santykis pervartoti pats mažiausias buvo frovatriptano grupėje, rizatriptano ir jau toliau almotriptano bei kitų triptanų grupėje. Pakoregavus pagal prieinamumą rinkoje ir naudotojų skaičių, santykinė rizika lyginant su sumatriptano statistiškai patikimai liko rizatriptanui, tačiau ko gero tai, kad vaistas, kuris turi kitokią farmakokinetiką ir dinamiką, tarkim kaip frovatriptanas, kuris neveikia labai greitai, bet pradėjęs veikti veikia labai ilgai, tai kad jo pervartoti, ko gero tikrai pacientam neprisieina dėl to, kad kaip taisyklė vienos tabletės pakanka 2/3 pacientų jų migrenos priepuoliui malšinti. Tai parodo, kad vis dėlto tarp tų pačių triptanų ir tų pačių veikėjų gali būti labai skirtingi duomenys. Kalbant apie menstruacinę migreną ir prieinant prie išvadų, suprantant, kad menstruacinė migrena sąlygoja daug sunkesnį funkcinį nepajėgumą ir lyginant su nemenstruacinė migrena daug sudėtingesnį gydymą, vis dėlto tam tikras rekomendacijas iš ginekologų pusės mes turėtumėm peržvelgti. Gydytojams ginekologams yra rekomenduojama pradėti nuo rutininių vaistų, jeigu jie tokias pacientės sutinka. Spręsti dėl skyrimo sumatriptanas po oda yra skiriamas ypatingai sunkiais atvejais ir būtent menstruacinė migrena dažniausiai ir yra sutinkama ypatingai sunkia klinikinė išraiška. Yra rekomenduojami ilgai veikiantys triptanai, tarkim frovatriptanas ir naratriptanas, kartu su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, taip kaip naproxenu, 2 kartus 500, 2-3 kart dienoje. Ir ko gero tai būtų galima pritaikyti kiekvienam iš mūsų klinikinių atvejų darbe. Kaip pavyzdį mes turim 25 metų amžiaus moterį, kuri serga migrena su aura kartą per mėnesį. Vaistai nuo skausmo jai buvo neefektyvūs, jinai pamėgino frovatriptano 2,5 mg, tai yra tabletė kartą praėjus 4 valandom nuo migrenos pradžios. Tačiau jai nepadėjo. Kokiasgi mes turim galimybės? Ar jai pasiūlysim frovatriptaną vartoti nuo pat migrenos pradžios, nelaukiant 4 valandų, kol galvos skausmas sunkės? Galbūt siūlome skirti sumatriptaną intranazalinį, galbūt siūlome naudoti stipresnius narkotinius analgetikus arba keičiame kitą peroralinį triptaną. Tikslas, žinoma, yra pacientai išnaudoti optimaliai tas terapinės galimybės, kurios yra apibrėžiamos International Headache Society, kaip būtinos vartoti ne mažiau 3 kartus, tai yra 3 priepuoliams. Ir net jeigu visus 3 priepuolius nepavyko gauti rezultato,
Rekomendacijos kalba net apie 5 priepuolius gydant tuo pačiu vaistu. Kitaip tariant, mes iš vieno vartojimo sprendimo negalim pasakyti, kad tas vaistas nepadeda. Galbūt rekomendacijos tik tai vaisto vartojimo laike gali būti rekomenduojamos 2-3 kartu, tačiau jeigu nepavyks ir 2 ir 3 kartą, tai bus objektyvus kriterijus, kuomet vieną gydymą, vieną terapiją, vieną vaistą galime keisti kitu po 3 nepavykusių atakų ir šitų rekomendacijų prisilaiko visų sričių specialistai ir neabejotinai neurologai taip pat. Taigi nepataikius gydymo ankstyvame galvos skausmo periode, tikimybė efektyvaus galvos skausmo mažinimo visą laiką mažėja. Teigiamas poveikis stebimas į simptomatiką, kuri yra šalia galvos skausmo, taip kaip pulsacija, bet ne į patį galvos skausmą. Kaip ir kalbėjom, preventinis gydymas yra labai aktuali problema ir šiandieną galimybė preventiniam gydymui apima pakankamai platų pasirinkimą, įskaitant kardiologinius vaistus, antidepresantus, antiepilepsinius vaistus ir ko gero pirmą kartą nuo pernai metų rudens galime pradėti kalbėti apie triptanus. Vienaip ar kitaip didelė dalis ligonių atitinka preventinio gydymo kriterijus, tačiau vartoja jų labai nedidelis procentas. Preventinio gydymo tikslai yra iki 50% sumažinti migrenos pasireiškimą bei sumažinti jo sunkumą. Privalumai yra tie, kad efektyviai sumažina specifinių vaistų naudojimą bei mažina galvos skausmų dėl medikamentų pervartojimo riziką. Pernai metai, tai yra 2012 metų rudenį, pasirodė National Clinical Guideline centro galvos skausmų rekomendacijos, kurios iš tikro pirmą kartą apžvelgia menstruacinės migrenos preventinį gydymą triptanais. Tai yra frovatriptano 2,5 mg 2 kartus dienoje ir zolmitriptano 2,5 mg 2 arba 3 kartus dienoje. Tai yra tas vadinamas off-label vartojimas, tačiau tai, kad tyrimai jau turi aukščiausią mokslinių įrodymų lygmenį, ko gero labai greitai pakeis triptanų rekomendacijas, juos skirti ne tik tai ūmaus priepuolio malšinimui, bet ir prevencijos tikslu. Taip kaip ir rekomenduojama, visą laiką yra siūloma apsibrėžti pacientą, kad nežiūrint to, kad šitas gydymas yra taip vadinamas off-label arba nerekomenduojamas pagal vaisto santraukas ir bendras rekomendacijas, bet tada, kada mūsų menstruacinės migrenos pacientė turi labai aiškiai nuspėjamas migrenos klinikas arba pasireiškimas susijusi su menstruacijomis, šitų vaistų vartojimo galimybė jau yra patvirtinta moksliniais įrodymais. Kaip įtarti menstruacinę migreną arba kokie yra praktiniai žingsniai? Visame pasaulyje rekomenduojama paprastąją anamnezę, vėlgi grįžtam prie anamnezės, pradėti nuo šeimos anamnezės, todėl kad genetinė predispozicija neabejotinai turi vieną iš lemiamų vaidmenų menstruacinės migrenos klinikoje. Taigi klausimas, ar kam nors iš šeimos moterų migrena sutapdavo su mėnesiniu ciklu? Ar jūsų migrena sunkesnė per mėnesines, lyginant su migrena kitų metų, nes kaip mes ir kalbėjome, menstruacinės migrenos pacientės patiria didesnę negalę. Ar jūsų migrena trunka dažniausiai ilgiau negu para, todėl kad menstruacinės migrenos pacientės visą laiką turi kaip taisyklė ilgai trunkančias migrenas arba net ir komplikuotas, tai yra ilgiau negu 72 valandas trunkančias migrenas. Ar jūsų migrena dažniausiai pasikartoja, net ir pavartojus vaistus, ir klausimai apie vaistų vartojimo kiekį bei dozes taip pat gali nurodyti arba leisti įtarti menstruacinę migreną. Praktiniai žingsniai. Gydymas, kuomet mes kalbam apie specifinį gydymą, prasideda nuo vienos tabletės triptanų. Žinoma, yra nepaprastai svarbu arba tas ligos mokymas yra akcentuojamas visose gairėse, visų sričių specialistam, apie realistinę gydymo viziją, apie tai, kad gali nepavykti, apie tai, kad vieną kartą nepavykus mes mėginsim antrą kartą, apie tai, kad pacientas turėtų nepaprastai pats prisidėti prie gydymo, atpažįstant ligą ir pirmoje eilėje, ko gero reikėtų sakyti, tenkintis jos išvengti. Po 2-3 valandų skiriama antra dozė triptano, jeigu iš tikrųjų tai reikalinga. Kitaip tariant, 2-3 valandos tai yra saugumo laikotarpis tarp vaisto vartojimo ir tikriausiai jau antra dozė, sekanti dozė bus paciento
paimta tada, kada mes jau nebepamatysim ir tai ko gero priklausys nuo to, kaip pacientas gali kentėti, taip kaip klinika yra, sakysim, pasireiškinti sunkiai arba labai sunkiai, tačiau tai nėra būtinybė, kad kartoti privaloma po 2-3 valandų. Antra dozė gali būti paimta ir po 5 valandų, ir po 9 valandų, ir po 15 valandų ir atitinkamai vėliau. Yra rekomenduojama neviršyti maksimalios terapinės dozės, tarkim, provatriptano 2 tabletės per parą. Galbūt Amerikoje rašytose straipsniuose mes galim rasti truputėlį kitas dozes, taip kaip kartais Europos ir Amerikos gairės bei rekomendacijos prasiskiria, tačiau vis dėlto esminis momentas neviršyti arba nevartoti supraterapinėmis dozėmis, todėl kad visi triptanai taip pat turi šalutinius reiškinius pakankamai reikšmingai veikiančius paciento kliniką. Siūloma pradėti gydymą nuo antiemetikų tiems pacientams, kurie labai stipriai vemia esant ūmiam migrenos priepuoliui. Ir tai galėtų būti ir turėtų būti pirmuoju vaistu. Nežiūrint tai, kad nėra oficialiai įtraukta antiemetikai į migrenos gydymą, nuo 2012 metų vis daugiau duomenų atsiranda apie antiemetikų skirimą kartu su triptanais nepriklausomai, ar pacientas vemia ar nevemia ūmaus migrenos priepuolio metu. Manoma, kad jeigu antiemetikas padėjo, praktiškai po valandos pacientas jau galės gerti. Tai, kad pacientai kartais negali net gurkšnio praryti, iš tikrųjų jiems kartais apriboja tam tikrų vaistų skirimą. Tuomet lieka intranazaliniai triptanai, galbūt subkutanijos formuluotė pasaulyje, žvakučių formuluotė, tačiau vienaip ar kitaip pacientai teikia pirmenybę per oraliniams vaistams. Nesprendžiame apie vienos atakos gydymo rezultatus. 3 atakos gydytos nesėkmingai yra tuo vadinamuoju objektyviu kriterijum, pervedant gydymą ant kito triptano arba paskiriant kitą triptaną. Ir tai iš tikrųjų yra rekomenduojama International Headache Society rekomendacijose. Siūloma neviršyti 10 dienų gydymo specifiniais vaistais, triptanais, 15 dienų paprastaisiais analgetikais dėl galimo antrinio medikamentinio galvos skausmo, arba anglų terminais vadinant medicamental arba medication overuse headache. Šitoje vietoje turime turėti omeny, kad turim suskaičiuoti visus paciento vartojamus vaistus, net kai pacientai sako, mano vieni vaistai nuo galvos, kiti nuo stuburo, kiti nuo kelio skausmo, vis dėlto jie visi turi būti sudedami į vieną vertinant antrinio arba medikamentinio galvos skausmo atveju. Galiausiai tada, kada visos galimybės išnaudotos ir tada, kada mes iš tikrųjų turim nepaprastai sunkią migrenos kliniką, yra dar ir rekomenduojama vis dėlto apgalvoti dėl kombinuotos hormonų terapijos toms moterims, kurioms galbūt ši terapija gali būti tikslinga. Yra jaunos lytiškai aktyvios moteris turinčios kontraceptinį tikslą, galbūt policistinių ovarų pacientės, kurios taip pat turi atitinkamą gydymo poreikį, galbūt tos, kurios vartoja kombinuotą hormonų terapiją, visą laiką derėtų aptarti galimas alternatyvas, tačiau žinoma, tai yra jau kaip kraštutinis atvejis, tačiau neabejotinai neturėtų būti pamirštas. Pabaigai dar turime vieną atvejį, kurį pristato kaip 25 metų amžiaus moters sergančios ypatingai sunkia menstruacinė migrena be auros atvejį. Jos migrena prasideda 1 dieną prieš menstruacijas ir tęsiasi dar 2 dienas po to. Sumatriptanas išgertas migrenos pradžioje jai nepadėjo. Kokiasgi mes turime galimybės? Ar skirti sumatriptaną po oda migrenos atakos pradžioje? Pagalvojama apie beta blokatorių arba kitą preventinį gydymą. Galbūt tikslinga derinti ilgo veikimo triptaną su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo tomis dienomis, ar iš tikrųjų skiriame hormonų terapiją. Manoma, kad visos 3 pirmosios galimybės yra teisingos. Pagal Tarptautinės galvos skausmo draugijos rekomendacijas, poodinė sumatriptano forma kartu su gliukokortikosteroidais yra skiriama ypatingai sunkios migrenos atveju. Ir nežiūrint to, kad poodinė sumatriptano forma turi nepaprastai daug šalutinių reiškinių, šitoje vietoje tai būtų vienas iš pasirinkimo variantų.
Preventinis gydymas šitai pacientai taip pat turėtų būti apžvelgiamas, todėl kad jinai turi pakankamai aiškiai nuspėjamą migreną. Tai yra 1 dieną prieš menses ir 2 dienas po to. Derinti ilgo veikimo triptaną su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo taip pat tikslinga, todėl kad pacientė serga 3 dienas ir ilgo veikimo triptanas gali būti būtent tuo pasirinkimo variantu, kuris ne tik kad ilgai padengs migreninio galvos skausmo langą, bet taip pat ir turės mažesnį pervartojimo, tai yra medikamentinio pervartojimo mažesnę riziką. Hormonų terapija, kaip mes ir kalbėjom, yra paskutiniai, pačioj, jau tokioj kraštutiniai, išskirtiniai vietoj. Ir žinoma, tai yra taip pat vienas iš tų variantų. Taigi, dėkodama už dėmesį, apibendrindama tai, ką mes šiandieną kalbėjom, turėčiau pasakyti, kad galvos skausmai, su kuriais iš tikrųjų mes sutinkame žmonės, su kuriais mes galbūt juos išlydime, yra labai svarbi problema ir mėginimas žmonėms padėti, gebėjimas diferencijuoti galvos skausmų kilmę bei matymas už to slypinčios simptomatikos labai dažnai įveda mus į pakankamai sunkią diferencinės diagnozės ir teisingo klinikinio parinkimo būklę, tačiau neabejotinai tai ir yra medicinos menas, kas mūsų darbą daro nepaprastai įdomu. Dėkoju Jums už dėmesį.